Sveiki, mėly klausytojai. Šiandien labai džiaugiamės galėdami antrą kartą pasisveikinti iš mūsų antrosios tinklalaidės. Ir šiandien esame ne vienos su Jurgita. Šiandien svečiuose turime savo draugą, kolegą ir kelionių profesionalą Rimvydą Makalių, kitaip geriau žinoma visiems. Sveiki. Ir šiandien mes kalbėsime, skrisime šiek tiek tolėliau. Žiemos planus nukelsime į egzotinius kraštus. Jeigu tau tai atrodo egzotika, vadinasi, tai ir yra egzotika. Man tai yra kažkoks kosmosas. Didžiausia tavo kelionės feilo. Pas mane tų feilų yra tikrai daug. Tikrai daug. Tai nebandykit sakyti, aš noriu pabandyti kaip vietinis, aš čia tikrai tai įveiksiu ir čia, taigi čia viskam gyvenime būna pirmas kartas. Tai žinokit, nebūna. Apie egzotiką. Apie egzotiką šiandien pakalbėsime iš kelių pusių. Visų pirma, bandysim sugriauti, o gal patvirtinti mitą, ar visada į egzotinės kryptis yra keliauti brangiau negu mūsų taip jau įprasta Turkija arba Egiptą. Antras, bandysime patarti, kaipgi susiplanuoti savo egzotinę kelionę, o jeigu juo labiau pirmą kartą keliaujate egzotinę kelionę, na ir pakalbėsime šiek tiek apie Rimvydo paskutinius įspūdžius iš paskutinių kelionių. Ir šiandien mūsų rubrikos, 2 rubrikos laukia mūsų, tai viena iš jų slaptas kelionės prieskonis ir labai nekantrauju sužinoti, kur Rimvydas ką mums išduos ir iš kokios šalies pasidalins slapta vietelė. Na ir linksmiausia dalis – kelionės feilas. Didžiausias kelionės feilas, antroji mūsų rubrika. Ir kaipgi Makaliui, viską žinančiam keliautojui, vis dar pasiseka nesėkmingos patirtis. Pasiseka, gerai pasakyta. Aš labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad Rimvydas čia kodėl. Ne tik kaip patirčių, žinių turintis keliautojas ir dirbantis profesionalas turizme, bet man labai patinka, žinai, kas labai patinka apie tave? Kas? Kad tu visada nuoširdžiai pasakoji, dalinies informaciją ne tik tuo, kas būtų galbūt naudinga pasakyti, o tu turi savo nuoširdžią nuomonę ir nebijai ją pasidalinti ir žmonės dėl to tikrai girdi tave, pasitikė tavim ir man labai smagu, kad mes taip pat galim šią misiją kartu tęsti. Aš tikiuosi ir džiaugiuosi. Na ir šiandien mūsų vienas iš pagrindinių mitų mes pradėsim kalbėti, nes dažniausiai visą laiką žmonės galvoja, kad į egzotiką tikrai ne man. Tai Rimvydai, aš pati, kadangi dirbu labai su egzotinių kelionių produktų, tikrai ne vieną kryptį kuruoju ir dabar kaip tik pasileidom jau kitų metų mūsų kryptis, tai ir Vietnamas, ir Tailandas pamėgtas, ir Zanzibaras. Tai kaip tu manai, vis tik tai tas mitas, kad tai yra daug brangiau už Turkiją ir Egiptą ir mes tik galim pasvajoti arba virtualiai pakeliauti egzotinius kraštus, ar mes jį galim sugriauti šiandien? Tai aš tai manau, kad faktas, kad tai yra brangiau, nes tai yra trunkanti ilgiau kelionė. Ir kai tu lygini savo savaitės trukmės atostogas kokioje Graikijoje, Italijoje, Ispanijoje ar Turkijoje ar Egipte su savo 2 ar 3 savaičių trukmės egzotinė kelionė, ar ne, na, jį vis tiek trunka mažiausiai kokių 10, 11, 12 naktų, tai yra trumpiausiai. Tai iš tiesų galbūt ir pagalvosi, aha, taip, man čia šiek tiek visą tai yra brangiau. Bet kitas dalykas, aš pavyzdžiui ne vieną kartą esu įsitikinęs, kad aš brangiau susimoku už kelionę, bet 5 ar 6 kartus mažiau išleidžiu kelionės metu. Nes ypatingai kalbant apie Azijos kraštus, kai tu nuvažiuoji ten ir tu valgai už €30 ar €2,50 ir dar už tai gauni kokosą šviežią šalia atsigerti, tai aš manau, kad tai tikrai suvilioja. Kitas dalykas, įspūdžių prasme, tai čia yra gerokai brangesnė egzotinė kelionė įspūdžių prasme, nes tu žymiai daugiau parsiveži jų ir vėliau jais gyveni. Dar vienas dalykas, egzotinės kelionės dažniausiai mes keliaujame žiemos sezono metu. Iš Lietuvos kažkur arčiau nėra didelio to pasirinkimo. Jeigu jau esi buvęs Egipte ar Kanarų salose ar Jungtiniuose Arabų Emyratuose, o bent vienoje kryptyje daugas yra buvęs, na tai iš tiesų tai tikrai galbūt yra jau laikas apsvarstyti kažkokią tai tolimesnį ir egzotinę kelionę. Ir aišku, kaip tu ją susiplanuosi. Kartais tikrai galima pačiupti ir pačiam planuojantį savarankiškai labai pigius skrydžio bilietus, galbūt pasinaudoti iš ankstiniais kelionių organizatorių pardavimais ir egzotinę kelionę iškeliauti vos už kiek daugiau nei 1000 eurų ir aš
aš manau, kad tai yra palyginus labai pigu. Tavo patarimas, kaip planuoti, kaip pradėti planuoti, kad nebijot tos kelionės? Oi, kad nebijot, tai aš galiu jums pasakyti, bet vis tiek bijos visi. Aš iki šiol, iš tikrųjų galiu pripažinti, keliaudamas į kažkokį tai naują kraštą, aš iki šiol jaučiu tą patį jaudulį, kurį jautei turbūt ir tu prieš tos 10 ar 15 metų ir prieš kiekvieną kelionę, nes tas toks klaustukas galvoje, ar viską aš pasidariau tinkamai, jis iškyla. Ir jeigu nenori to klaustuko galvoje, tada jau rinkis kelionių organizatoriaus kelionę, nes jau jo bus atsakomybė, jeigu nesuteikia kažkokios informacijos. Tai aš tai iš tikrųjų pripažįstu tai, nes pats esu kelionių organizatorius. Ir jeigu aš ko nors savo keliautojui nepasakau ar pamirštu pasakyti ir jam kas nors dėl to iškyla kažkokių problemų, tai yra ne jo atsakomybė, tai yra mano atsakomybė. Tai tas yra geras dalykas vienas. Kaip išsiruošti, tai aš manau, pirmą kartą vis laiką bus stresas. Ir jis tikrai nemažas. Skirtumas yra, kaip tu tai priimsi. Ar čia man yra labai nefaina ir nemalonu, ar čia yra man kaip tik toks iššūkis, kurį aš norėčiau visai įveikti ir su juo susidoroti ir štai dar būti išmanesnis savo kelionių planavime. Ir jeigu tu sutinki ir priimi savo iššūkį, nes tau jų gyvenime trūksta, aš tikiuosi, kad visiems gyvenime trūksta iššūkių, tai tokiu atveju ta pirma kelionė, taip, jį gal ir sukels šiek tiek didesnį įtampėlę, bet po pirmos ar po antros kelionės dienos aš dažniausiai taip gerai atsipalaiduoju, kad kaip niekada. Ir pasiduodu tam nuotykiui, kuris yra man skirtas tos kelionės metu. O kaip planuoti kelionę su vaikais į tolimus kraštus? Ar rekomenduotum keliauti su vaikais? Tikrai rekomenduočiau, aš turiu tam puikių pavyzdžių, pavyzdžiui, savo krikštasūnį, kuris kartu su tėvais tiesiog negali atsidžiaugti, kol jam dar nereikia eiti į mokyklą, kol jam dar yra 5 metai, tai jis gali keliauti ir, pavyzdžiui, išvykti į Tailandą, kai tėvai dirba nuotoliu, jis gali mėgautis 2 mėnesiais 31 laipsnių karščio ir baseinu šiltų vandenynų ir panašiai. Tai su vaikais, vėlgi sakau, tai jeigu tu tai priimi kaip kažkoks ten stresas, tai galbūt pirmą kartą ir tu gali patikėti kelionių organizatoriui ar kelionių agentūrai tą kelionės planavimą. Bet dabar socialinėje medijoje iš tikrųjų yra tiek daug įvairiausių grupių ir net pogrupių, galiu sakyti. Pavyzdžiui, Tailandas keliaujantiems savarankiškai, Tailandas keliaujantiems savarankiškai su vaikais ir panašiai. Tai iš tikrųjų tų patarimų iš keliautojų, kurie jau yra buvę ypatingai iš lietuvių keliautojų, kuo labai mėgsta vadovautis Lietuvos būtent keliautojai, tai yra savo tautiečių kitų patarimais ir rekomendacijomis. Jų yra gausybė, jų yra tūkstančiai. Aš irgi negaliu pasakyti, kad aš esu top kelionių ekspertas, nes aš žinau viską. Ne, kuo giliau į mišką, atrodo mažiau žinau, nes viskas taip sparčiai tobulėja. Tai aš irgi pasiskaitau tose internetinėse platformose įvairiausius patarimus. Iš tikrųjų atrodo galbūt, kad tai yra sudėtinga planuotis tokią kelionę. Tai niekiek nėra sudėtinga, tiesiog reikalauja jūsų laiko ir jūsų namų darbų. Jūs turite turbūt pasisverti, kas jums yra brangiau, ar jūsų laikas, ar pinigai. Tai jeigu jūs turit galimybę skirti savo laiką, šeimos dažniausiai sako, neturim laiko, tegu mums kelionių agentas ar organizatorius viską suplanuoja, tai tada faina. Jeigu jūs neturit to laiko, bet jums tiesiog faina yra planuoti, tai jūs savo laisvų laikų savaitgaliais sėdit ir planuojate tą kelionę. Man tai yra didelis malonumas. Tai Rimvydai, tikrai tavęs pasiklausius, kad iš tikrųjų net nereikia bijoti to pirmo žingsnio, visų pirma pagalvoti, apsispręsti keliauti tą tolimą kryptį, pasidomėti, kur galima keliauti, o tikrai pasirinkimas yra beprotiškai didelis. Taip. Aš manau, kad per tiek kelionių metų iš Lietuvos ir tiek užaugusių jau kelionių kartų, tiesiog šiek tiek jau išsisėmė ta Europa visiems, kurie turi galimybę keliauti daugiau nei vieną kartą metuose ir ta egzotika, ji vis plačiau atsiveria ir ta egzotika jau nebeskamba taip egzotiškai, kaip galbūt prieš kokius 15 metų, kai, pavyzdžiui, aš pradėjau veiklą. Man pačiam tada egzotika atrodė kosmosas. Wow, aš pirmą kartą gyvenime išskridau, atsimenu, į Seišelių salas. Tai buvo mano pirma egzotinė kelionė. Ir aš galiu pasakyti, kad tai buvo labai blogas mano sprendimas. Aš pačiupau labai pigius skrydžio bilietus, kiek kainavo gal 400 eurų tais laikais. Ir aš išskridau į vietą, kurioje yra tituluojami vieni gražiausių pasaulio paplūdimių ir fotografuojamiausi pasaulio paplūdimiai. Instagraminiai tie vadinami. Taip, instagramiškiausi, fotografuojamiausi, visokie eusi. Tai aš nuvažiavau ir aš
pamačiau ir paskui pradėjau lyginti kitas kryptis su Seišeliais, su Seišelių paplūdimiais. Ir supratau, kad yra didelė klaida. Negalima lyginti. Vienur paplūdimiai yra tikrai nuostabus, kitur gal jiems ten reikėtų pasitemti, jeigu įmanoma, pasitemti gamtai, bet iš tikrųjų, o kitose vietose yra kiti žavintis dalykai, kainos, masažai, lankytiniai objektai, kalnai, gamta, džiunglės ir panašiai. Manau, kad tokia įvairovė didelė yra tų egzotinių kraštų, kur pagal kiekvieną keliautoją gali nuspręsti, ar tau tik tai paplūdimio reikia, ar tau reikia veiklos, ar tau reikia banglenčių sporto. Tai tikrai to pasirinkimo labai daug yra ir, kaip sakai, tik tai nebijoti, drąsiai pasirinkti ir turbūt sulyginti galėsi tik tada, kai jau pakeliausi bent jau į 3-4 tas egzotinės kryptis, taip? Taip. Ir dažniausiai iš tikrųjų visa tai, ko reikia pirmai kelioniai lietuviams, dažniausiai visa tai atliepia Tailandas. Ir aš jau pats tą esu pastebėjęs ir ne pirmus metus. Ir aišku, jeigu kalbam apie egzotiką, iš karto 99% žmonių pagalvos apie Azijos egzotiką, bet yra egzotinių kraštų ir kitokių, tokių kaip ten Afrika. Iš tikrųjų, tai egzotika... Jeigu tau tai atrodo egzotika, vadinasi, tai ir yra egzotika, ar ne? Kaip ir mes šiemet paskelbėme naujovę, dar vieną egzotinę kryptį, kur dažniausiai tikrai dažnas nustemba pagalvojęs, kad... Aš irgi nustebau. Mes iš tikrųjų džiaugiamės, kad nustebint ir sugebam to ir stengiamės užsiimti. Ir produkto irgi mūsų kolegos visi darbuojasi tam, kad pasiūlyt kažką naujo ir tam keliautojui, kuriam jau per maža. Tai žinau, dėl transporto situacijos ir visą laiką juokiuosi, kad visi lietuviai nuvykę į svečias šalis patys nori vairuoti. Papasakok, pasidalink, kaipgi tu rekomenduoji per tuos lankytinus objektus keliauti, kokios yra kainos ir ką pats, kaip iš vietinio perspektyvos sakytum, darytum. Tai jeigu leidžiuosi egzotinę kelionę Azijoje, noriu kažką pamatyti, tai aš iš tikrųjų ieškau automobilio su vairuotoju, kad ir kaip, žinokit, prabangiai tai skambėtų, bet tai yra neįtikėtinai pigu. Tokioje šalyje, kaip pavyzdžiui Tailandas, aš atsimenu, už dieną su vairuotoju, tam, kad pavežiotų po Puketo lankytinas vietas, mokėjau 70 eurų, man atrodo. Už 2 asmenys. Tai yra po 35 eurus dienai ir mes turėjom vairuotoją, jis nuvežė, parekomendavo vietų. Galbūt iš tų rekomendacijų ir naudos gavo, bet man buvo visiškai negaila. Ir iš tiesų vienas dalykas. Kitas dalykas, mes turime čia įvairiausias išmaniųjų telefonų programėlės, tokias kaip Uber, Bolt ir panašiai. Tailande ir kitur, Azijoje daug kur yra tas pats. Boltas, tarp kitko, yra tenai. Yra Grab, kitaip dar Uberis kitaip tiesiog. Ir kiekviena valstybė, netgi Japonija, turi savo tokias iškvietimo programėlės, kur tu jau matai fiksuotą kainą, jeigu jauties nedrąsiai, galbūt galvoji, kad gali čia tave apsukti aplink pirštą, nes tu esi turistas. Tai aš rekomenduoju būtent naudotis tokiamis programėlėmis. Ir įlipus į taksi, prašyti, kad tai būtų taksometras įjungtas, tas aparačiukas, kur skaičiuotų kainą ir panašiai. Kai kur netgi taksi automobiliai, pavyzdžiui, Singapūrė yra pigiau negu Uberis ar Boltas, todėl kad taksi ten yra tik tai valstybiniai ir būtent jie turi specialius tam tikrus nurodytus tarifus ir panašiai. Tai jeigu tiesiog į Google paiešką prieš kelionę įsivesite, kaip patogiausia keliauti po ten Vietnamą, Tailandą, Filipinus ir panašiai, jūs rasite atsakymą, tikrai tai yra labai nesudėtinga. Ir tiesiog užtruks 2 minutės susirasti. O pats ar daraisi tą paiešką prieš keliaudamas? Aš darausi prieš kiekvieną kelionę iš tikrųjų paiešką, man tai vis dar teikia malonumą. O jeigu vis dar teikia malonumą, vadinasi, tai yra labai smagu. Aš nenoriu perdegti, nenoriu to daryti per daug, bet iš tikrųjų taip, aš žymiuosi, ieškausi informacijos. Pavyzdžiui, šiuo metu planuojuosi savo kelionę į Australiją su Naująją Zelandiją. Tai yra mano tikroji egzotika, nes niekada gyvenime nesu buvęs. Tai yra toli, tai nėra ta egzotinė valstybė, kur aš ten jau pamatysiu labai kažką tokio kitokio, kaip kokio Japonijoje, ten Tailandė ir panašiai, bet man tai yra kažkoks kosmosas, tiesiog nuskristi į kitą pasaulio pusę, tenai, po mumis. Tai aš planuojuosi ir aš žiūriu, ir skaičiuoju, ir kaip čia paprasčiau, kaip čia pigiau, kaip čia man nusigauti. Aš pasidarau tokius namų darbus tam, kad to streso, apie kurį aš kalbėjau mūsų pradžioje laidos, tai kad jo nebūtų, kad jo būtų kuo mažiau, kad aš atvykčiau ir jau žinočiau, o ne atvykęs savo atostogų laiką leisčiau
paieškoms, tai kągi man čia veikti. Būna žmonės, pavyzdžiui, iš tikrųjų, nusipirka ten kokią kelionę į Šri Lanką, skrydis plus viešbutis, važiuoja ilsėtis, bet paskui supranta, kad bet tai tugi 14 dienų, tai ten nesilsėsi. Tikriausiai nelabai ir išeina ilsėtis Šri Lankoje, tai sala, kurią reikia pamatyti. Tai va, ir tada nusprendi, taip, taigi man reikia pamatyti, aš noriu dramblius pamatyti, noriu bežionės ir taip toliau. Ir tada tu leidi savo laiką, gaišti savo atostogų laiką, kuomet tu galėtum tiesiog mėgautis jūrą, baseinu, maistu ir lankytinomis vietomis, tu leidi tą laiką paieškoms. Tai tos namų darbus, aš tikrai jau tos 15 savo veiklos metų įkalinėjau vis, darykitės namų darbus. Tai nereiškia, kad aš vis laiką tos namų darbus padariau. Prisiminkite ir mokyklą, ne? Ne vis laiką jos padarydavom. Tai prieš kelionę. Bet jeigu nori tikrai jaustis tvirtai, darykitės, iš anksto domėkitės. Ir aš galvoju, kad man būtų labai įdomu prieiti prie mūsų rubrikos slaptas kelionės prieskonis. Ir labai įdomu, ką tu mums išduosi apie savo slaptą vietelę ir kur. Taip, tai visų pirma, aš turbūt noriu pabrėžti ir pasakyti, kad aš esu komercinis keliautojas, kad niekas čia negalvotų, kad esu koks nors autostoperis ar kaip Valujavičius, kuris ten siekia perplaukti Atlantą ar dabar dar ir ką nors daugiau, ar apvažiuoti Naująją Zelandiją dviračiu. Tai mano dažniausiai lankytiniai objektai ir visos lankytinos vietos tikrai apsiriboja ties tuo, ką daugiausiai mato keliautojai, nes aš noriu pamatyti tai, ką pamatys mano keliautojai. Bet iš tiesų yra viena vieta, kuri yra tikrai populiari visame pasaulyje, bet kažkodėl lietuviai į ją nėra linkę keliauti. Ir kiek aš skaitau socialiniuose tinkluose, vis nesurandu, kad ten jie keliautų. Tai kalbėkime apie egzotinę kryptį, kalbėkime apie Tailandą ir kalbėkime ne apie salas, bet apie šiaurės Tailandą. Tai ta vieta, kurioje aš niekada gyvenime nesusitikęs lietuvių. Bankoke, Pukete ir kituose kurortuose aš kiekvieną dieną praktiškai sutikdavau lietuvius. Čia, šiaurės Tailandė, tai yra Čiangmajaus miestas arba Čiangrajaus miestas, šalia kalnų, aš jų nesu sutikęs dar nė karto. Vieta su įspūdingomis šventyklomis, su neįtikėtinai pigiu maistu, su masažais vis dar po 5 eurus, kai kitur Tailandė jau mokėsi 10, 12 arba 15 eurų, kas irgi atrodo juokinga, bet iš tikrųjų tai yra labai stipriai nesuturistinta vieta. Tai yra vieta, kur galite pamatyti vienu akies aprėpimu, galite pamatyti 3 valstybės, tai yra Golden Triangle, auksinis trikampis. Tai vieta, kur jūs galite pamatyti dramblius, vieta, kur jūs galite pamatyti labai daug gamtos, kalnus, skaniai pavalgyti, kitaip pavalgyti ir galbūt net sušalti nuvažiavus į kalnus. Bet apie tai turbūt jau per failus kilti papasakosiu. Aš labai džiaugiuosi, kad tu irgi pasidalinai vietą iš Tailando, kadangi Tailandas bendrai šiemet ypatingai mes pastebim, koks jis populiarus tampa ir irgi ir šeimos vis dažniau pradeda rinktis Tailandą kaip savo atostogų kryptį žiemą. Tai labai smagu ir aš manau, kad ne vienas pabandys įsitraukti savo kelionės planą. O dabar keliaujam prie to didžiausio tavo kelionės feilo. Tai aš irgi turėjau labai perpurtyti galvą, kokiu čia pasidalinti, nes pas mane tų feilų yra tikrai daug. Tikrai daug. Pradedant nuo COVID laikų, kai nepasidariau testo kažkokio, kurį reikėjo ten kitokio tipo į Dubajų tam, kad nuskrisčiau ir prieš pat skrydį likus 2 valandoms skubos tvarka Santarose Vilniuje dariausi ir vos spėjau į lėktuvą. Ir taip pat turbūt baigiant tuo, kad mano pagrindiniai feilai dažniausiai būna kalbant apie orus. Kažkodėl taip yra. Vieną kartą Kazachstane nuvykęs, pasižiūrėjęs orų prognozę, pamatęs, kad yra 25-27 laipsniai šilumos, įsidėjau šortų, maikučių trumpomis rankovėmis ir nepastebėjau, kad bus ekskursija į kalnus, o ten sniego iki kelių. Ir aš su savo medžiaginiais batukais turėjau džinsus dar iš Lietuvos, bet žodžiu vis tiek su plonais, tokiais patrumpintais, tuo metu madoje buvusiais džinsais. Aš klampojau per tą sniegą, visą sustirau, sušalau, sušlapau. Paskui sako, dabar lipsim ant sniego mobilių ir važiuosim per pusnis. Ir aš galvoju, oho, va čia tau ir kelionių ekspertas. Tai iš pradžių galvojau, reikia slėpti šitą savo nesąmonę, paskui jau pradėjau visiems pasakoti, nes niekas iš mūsų tikrai nesam gimę tobuli ir tikrai tų klaidų darom įvairiausių. Tai kalbant apie Tailandą, irgi turėjau tokią pačią problemą tame pačiame Čiangmajuje, kurio pasidalinau kaip savo perliuku, bet štai į tokį Dointanon kalną mums teko užkilti ir ten buvo 9 laipsniai šilumos sausio mėnesį, kai aš į Tailandą atskridau
tik su trumpais įvairiausiais drabužiais. Tai man teko iš gidės skolintis džemperį, žodžiu, kad aš nesušalčiau, nesustirčiau į ledo gabalą. Tai iš tiesų su tais orais. Ir kalbant apie tą patį Tailandą, iš tikrųjų apie tai, koks jisai yra skirtingas ir koks jis yra didelis, tai lapkričio mėnesį, atsimenu, per savo gimtadienį susiplanavau 3 nakvynių mini kelionę keliaujant po Tailandą, nuskristi į Koh Samui salą. Ir kitaip nei visame Tailande, kuriame tuo metu yra tobulas oras ir pats geriausias sezonas, štai nuo lapkričio iki balandžio mėnesio, štai toje Koh Samui saloje yra viskas atvirkščiai ir ten reikia keliauti vasarą, o aš lapkričio mėnesį 3 nakvynės užsisakęs tikrai brangų, tuo metu man atrodžiusi itin prabangų ir gaila mokėti buvo tiek pinigų viešbutį, bet norėjau savo gimtadienį pasilepinti. Visas 3 paras prasėdėjau po stogu, nes kiaurai pylė lietus. Tai aišku, išvengti tokių dalykų negalima. Tai yra mano tokie feilai, kurie galiu pasakyti, nėra feilai, man tai yra gyvenimo pamokos, man tai yra tiesiog bandymas išmokti, nebandyti pakeisti to, ko tu pakeisti negali, pavyzdžiui, orų, ar ne, ir dėl to tiesiog nesinervinti. Rimvydai, pabaigai, aš vis tik labai noriu priminti tam tikrus iš tų top punktų, ką nepamiršt padaryti. Tai kaip pavyzdžiui, vieną jau paminėjai, kremas nuo saulės. Kremas nuo saulės, net galiu pavyzdžiui pasakyti pavyzdį, kalbant apie Maldyvus, net kai lyja lietus. Jūs galite tom netikėti, bet taip yra. Ir ne tik Maldyvuose, bet ir kitose pusiaujo valstybėse. Taip, tai tas namų darbų darimasis, aš irgi jau kalbėjau, ar ne? Sezoniškumo peržiūra, reikalavimų peržiūra, kad jaustumėsi ramus, važiuodamas į oro uostą. Aš tiesą pasakius iki šiol, praeitais metais turėjau 101 skrydį. Aš dar iki šiol nesijaučiu ramus, važiuodamas į oro uostą, vis tai, ką vis perpurtau galvoje, ko nepamiršti. Todėl aš galiu patarti turbūt dar ir klausytojams ir žiūrovams, kad po kiekvienos kelionės susidarytumėt sąrašą, kokius daiktus jūs kelionės metu panaudojote, o kokių ne. Tam, kad jūs atsirinktumėt ir į kitą kelionę, žodžiu, susidarytumėt savo tobulą atostogų sąrašėlį, tokį listą, ką reikia būtinai pasiimti. Aš per tiek metų kelionių savo turiu pasidaręs pas save notesuose, tiesiog užrašuose, telefone, atostogos. Ten, kur šilta, 2 taškis, ką reikia pasiimti. Tada ten, kur šalta, lyja, ten skėtis, viskas, slidinėjimas. Irgi dabar nauja mano aistra atsiradusi, ką reikia pasiimti. Jeigu ten festivalis ar koncertas ar kokia nors ten dar vakarienė, ar bus ar nebus, ar reikia kažką puošnaus ar ne ir panašiai. Tai va tą sąrašą su kiekviena kelionė jūs įsigryninsit ir pamatysit, kaip daug nereikalingų daiktų kartais į kelionę pasiimat, o svoris, jis skauda jį nešiotis. Jeigu keliaujat po kokius nors, pavyzdžiui, Filipinus, kur net su lagaminais keliauti negalima, reikia būtinai su minkštomis kuprinėmis, nes tiesiog ten asfalto mažai. Aš dar gal pridėsiu, nes mums besiruošiant į Šri Lanką, irgi visi mūsų kolegos, kelionių ekspertai vis pradeda patarinėti, nepamirškit pradėti gerti gerasias bakterijas, vanduo tik iš buteliukų ir dar druskams ir skysčių balansų atstatyti būtinai iš vaistinės turėkit su savimi. Reikia drono. Sakau, gerai, čia va tokie irgi momentai. Tai čia yra bendrai turbūt vaistinėlė ir kad tiesiog bendras mano patarimas lieka keliautojams, nesvarbu, kur jie be keliautų, yra nepamesti galvos, nes dažniausiai iš tikrųjų keliautojai ją pameta ir atrodo, kad jeigu aš ten nuvažiavau, su viskas įskaičiuota ir šiaip aš tiek daug nevalgau, bet tai va atostogos, tai galiu. Ir tada aišku, kad ir skrandžiai streikuoja ir ant tualeto dažniau reikia pakalbėti, pasėdėti ir, tarsi, žmonės tikrai pameta galvą, jie nustoja mąstyti, jie atsipalaiduoja visomis prasmėmis. Tai nepameskim tos galvos, galvokim. Atostogos, tai nereiškia, kad ir tos ligos atostogauja ir jūsų gali jos neužpulti. Saugotis, dažnai plautis rankas ir panašiai. Priklausomai nuo kraštų yra tam tikrų valstybių, pavyzdžiui, Marokas, Egiptas, kur aš net nesivalyčiau dantų su iš čiaupo bėgančiu vandeniu, dėl to, kad tiesiog žinau daugybę pavyzdžių, kas ir kaip gali nutikti. Tai jeigu kokio nors jums reikia pavyzdžio lygų maišo, tai aš galiu tas keliautojų lygų maišas būti pavyzdžiu. Jeigu mane kviečia į kokias nors sveikatos laidas kalbėti, tai vis laiką kvies mane apie keliautojų ten diarėją kalbėti ir panašiai, nes tai tiesiog yra dažniausiai tu kelionių metu pakeitęs aplinką ir gali susirgti. Kondicionierių per stipriai įsijungi, nes atrodo, kad tau labai karšta ir reikia ir panašiai. Tai žodžiu,
bendras patarimas, nepametam galvos kelionių metu. Ir dar vienas patarimas iš mano asmeninės patirties, jeigu nemėgstat aštriai, nebandykit savęs perkalbėti ir kelionės metu nuvykus į kokią Šri Lanką ar Indiją ar kur nors, kur tikrai valgo labai aštriai, nebandykit sakyti, aš noriu pabandyti kaip vietinis, aš čia tikrai tai įveiksiu ir čia, taigi čia viskam gyvenime būna pirmas kartas, tai žinokit, nebūna, nereikia. Jeigu nevalgot ir nebandykit, nedarykit bandymų kelionės metu. Tai aš manau, kad šitie visi patarimai buvo labai naudingi ir tiem, kas nori jau planuoja savo kelionę į tolimesnius kraštus. Tai aš manau, kad bus labai įdomu bus paklausyti. Kas galbūt tik tai užuomazgą turėjo galvoje, kad jau reikėtų pajudėti link tų kraštų, tai manau, kad Rimvydas labai padėjo šiandieną, padėjo suprasti, kad tikrai galime sugriauti tuos mitus, kad... Ir niekada nėra vėlų pradėti. Pirmą kartą važiuoti egzotinę kelionę. Aš netgi dar vakar kaip tik bendravau su vienu pažįstamu, kuris niekada nėra buvęs egzotinė kelionė, sako, aš dar nepavėlavau tą traukinį, nes čia visi jau pradėjo važinėti. Tai aš manau, kad kiekvienas pagal save žiūri pavėlavo ar ne, jeigu tu niekada nebuvai, tai kaip tu gali pavėluoti. Tai visą laiką tikrai sakau, pabandykit, bent vieną kartą. Žmonės būna sako, aš nežinau, ar man patiks egzotinės kryptis, aš nežinau, ar man patiks atostogos su viskas įskaičiuota, aš nežinau, ar man patiks važiuoti su šeima automobiliu, užsidarius tarp 4 durelių ir ar mes ten nesusipyksim ir panašiai. Tai o kaip aš galiu žinoti? Kaip mes galim sužinoti? Tik pabandę. Tai aš labai rekomenduoju pabandyti tas egzotinės keliones. Puiku. Tai Rimvydai, labai ačiū, kad šiandien buvai su mumis. Tikrai man labai patiko tavo pasakojimai ir tavo tie feilai, nepavykę kelionių metu kažkokie tai įvykiai. Ir prieskoniukas visai toksai vertas išbandyti, sakyčiau, taip. Tai tikrai labai džiaugiuosi, kad buvai ir tikiuosi mes dar kažkur pasimatysime, galbūt ir kelionėje. Na, o mūsų žiūrovai, mūsų klausytojai, tai... Tikiuosi, kad jūs buvot visą laiką su mumis ir lauksim jūsų komentarų, patarimų ir pasimatysim kitą kartą. Iki.